Esu Gina, kraštovaizdžio dizainerė. Savo darbe labai dažnai susiduriu su klausimu, kaip prižiūrėti veją, kad jį džiugintų akį ir būtų smagu ant jos leisti laiką. Tai mano receptas iš tiesų yra labai paprastas. Tai svarbiausia yra atlikti skarifikavimą ir jį daryti tikrai dažniau negu vieną kartą metuose, kas dažniausiai yra atliekama tai pavasarį. Tai skarifikuoti reikėtų minimum 3-4 kartus per metus. Patartina būtų pavasarį, birželio pabaigoje ir panašiai tokiu laiku kaip dabar. Kodėl tas yra reikalinga? Tam, kad mes iš vejos pašalintume tą negyvąjį sluoksnį, veltinį susidariusi, ir ypatingai tai yra svarbu padaryti dar prieš žiemą, būtent kad apsaugoti veją nuo grybinių ligų, nuo pelėsio. Dar toksai momentas, kodėl žmonės skarifikuoja vieną kartą metuose pavasarį, todėl kad kažkaip taip yra susiklostę, kad išsinuomoja su kažkuo, kartu su kaimynais tą skarifikatorių, bet dažniausiai, kaip rodo praktika, tai tie skarifikatoriai būna tokie jau faktiškai vos gyvi, su atšipusiais peiliais, jau visiškai, kaip sakant, paleisti jiems užbaigti savo gyvenimą. Tai visiškai yra kita kokybė, jeigu tą skarifikatorių turi naują ir naudoji, kaip sakant, savo, ir tada jau didesnė tikimybė, kad jį naudosit tuos 3, 4 ar 5 kartus, ten kartą per mėnesį, negu kad tau reikės jį nuomotis. Tai vėlgi tas prisideda prie tos vejos kokybės pagerinimo. Kitas svarbus momentas tai yra tręšimas. Jis yra būtinas ir jį reikėtų atlikti kas 3-4 savaitės. Dar yra labai svarbu, tai aišku, pakankamas drėgmės kiekis, užtikrinti laistymą, ypač tuo karštuoju periodu, sausrų periodu. Ir pats svarbiausias turbūt dalykas, kuris ir pareikalauja daugiausiai mūsų visų jėgų, tai yra dažnas vejos pjovimas. Tam, aišku, yra dabar labai patogių prietaisų, ir robotai, ir elektrinės vejapjovės, kas ir užtikrina ir tylų darbą, ir patogu. Tai va, tik svarbu yra tą daryti minimum kartą per savaitę ir naudoti dar vieną įrankį, tai yra vejos pakraščių sutvarkymui, kaip trimeriuką. Taip pat irgi yra akumuliatoriniai, kurie labai lengvučiai, tiek ir moterims labai lengva jais naudotis. Tai taip pat kas 2 savaitės, kad bent jau tuos kraštus sutvarkyti, tai tas duotų tą tobulą rezultatą. Iš tiesų, kuriant projektus, tiek prižiūrint jų įgyvendinimą, tai dažniausias klausimas būna, tai kiek čia bus priežiūros tam sodui. Kad ir visi pageidauja 90% kuo mažiau priežiūros, bet iš tiesų, taigi, jeigu tam turi patogius įrankius, ta priežiūra tikrai ženkliai sumažėja. Tai viskas turbūt yra įrankių klausimas, ar čia kiek to darbo bus viso sodo priežiūrai.